Piliečiai, norite alaus? Taip, aišku, kad taip. Tai kodėl negerėt? Slegia mokesčiai. Mažiau Seimo narių, mažiau mokesčių. Mažiau Seimo narių, daugiau alaus visiems. Čekas Norisas sako, taip, faktas. Galėsi nusipirkti ežerą, ten užraukt alų, pasidaryti tramplyną iš kiaulio ausų ir ten pavasarot. Va, taip. Iš 40 Seimo narių tušinukų galėsi pasidaryti kosminį laivą, 2 kartus nukeliauti į Marsą ir ten pabaliavot. Ui, kas šitoks plikas? Nepatinka uošvienė? Taip! Iš sutaupytų pinigų atsikračius 40 Seimo narių galėsi pasamdyti Marilyn Mansoną savo uošvienės laidotuvėms ir sudraskyti 3 harmonikas jam pritardamas. 2 galvos geriau nei viena? Ne, jei antra galva yra durnios. Išvaryk lauk 40 Seimo kopūstų. Už sutaupytus pinigus galėsi pasisamdyti Čekuolį, kad jis tau skaitytų pasakas prieš miegą. Taip, Čekuolė pasakas. Bet palauk, už sutaupytus pinigus galėsi nusipirkti Transformerį. Galėsi nusipirkti 5 centnerius varškės ir eiti į teatrą. Savo teatrą. Taip. Taip. Mažiau narių Seime, daugiau darbininkų laukose. Darbo našumas padidės 600%. Kai nebeliks karti Lietuvoje, išarsim mėnulį. Galų gale galėsi nusipirkti Čeko Noriso suktuką ir pasikabinti jį savo sodyboje. Nereikės elektrinės. Kam šiandien sunku, kartoju. Mažiau Seimo narių, daugiau alaus. Pasirašyk dabar.